Labas rytas. Miegojom džiunglėse. Va. Berenių mariukas vaikšto jau iš ryto. Visas sulaužytas. Su tokiu vaizdeliu. Garsai naktį nerealūs. Va, mano miško namelio fėja vaikšto. Miegojom va tokiam va namukį va. Ant tokios lovukės, čiužinuko, šiaudinukas. Visi garsai girdisi džiunglio. Naktį kažkoks ni to beždžionės, ni to šuo buvo atėjęs aiškintis. Išvartė mūsų ten skardinės tuščias, servitėlės buvo paliktus. Ištaškė. O, trusikai. Trusikus filmuot reikia. Trusikai yra gyvenimo dalis. Ir eisim pusryčiau dabar. Užsisakėm pusryčius 6:05. Beveik 6:05. Vakarienė tai labai skani buvo. Tai kaip bus su pusryčiais, žiūrėsim. Pažiūrėsim, kai į dugną dėsim. Mūsų tuk-tuk išstovi. Pas Marių vėl tepaliozės trūko. Tai dapyliau ryte. Toks o kempingas mūsų. Ingutė rado kokį tai gamtos stebuklą. O, jo, čia kažkoks tai velnių išmestas. Sveiki. Morning. Mūsų šeimininkė va. Katinukas atėjo va pas mus. Stalinis vaikštūnas. Zdarov, kaip reikalai? Ką? A mūsų kaimynai? Pagaliau Ingutė mango valgo šviežią. Mango, tai neduoda nusiskinti nuo medžio man. Kad jie medžių neprinokia. O, le French toast. Vakar palikau vandenį atidarytą. Atsigėriau naktį ir palikau. Skrusdėliukų pilnas vanduo. Tai kokio mes čia aplinkoj miegojom. Va tokioj va. Šiandien keliaujame į Mondulkiri dramblių draustinį. Mūsų tikslas ne tik susipažinti su drambliais, bet ir ten praleisti naktį. Iš nakvynės vietos iki ten apie 20 minučių kelio, bet su mūsų formulėmis užtruksim kokį pusvalandį. Dieną praleisim džiunglėse su drambliais, maitinsim, maudysimės ir šiaip bandysim su jais susibendrauti. O vakare mūsų lauks vietinis maistas ir egzotiška nakvynė hamakuose. Komfortas minimalus, įspūdžiai tikiuosi bus maksimalūs. Bye bye.
Kaitoniokų. Utenas krenta. Tiesiog prie jo turiu sustot. Dordel forse. Eik dordelėm. Čia tai rimtas daiktas, žinok, čia reikia saugoti, čia reikia pašikti. 2,000 years later. Imk kamerą. Tu čia rašinėjai, žinai? Nu taip, nu taigi prašiau tavęs filmuoti. Nefilmuoji. Filmuoju. Ką norėjai? Nukrysiu, jeigu ką, Taip nesėdėk. Man atsisveikinimo dabar žodį reikia pasakyti, jeigu ką. Sėdim džipsų, važiuosim su džips. Svarbu, bananų turim. Mes dalysim dar 2 parom. Su mašina saugės užlys Ten lietus. važiuoja dar vienas džipas. A mes kaip, žinai, kaip... Mes kai vakar buvom, tai galim tau papasakoti, tai kiek čia važiuoja. Berniuką, jis narinasi tik. Žiūrėkit, tepalą paėmą. Čia, man atrodo, vinegaras. Nepaims? Paim. Nice. Ar jis be skrybėlės? Atalakiam čia kažkur tai. Toyota yra Toyota. Ten upė apačioje kažkur šniokščiai girdisi, biškai matosi. Tai žmona. Atidavė kipeliušą. Mariui buvo skrybelė, pūtė, nežinau, nufilmavau, nenufilmavau, bet... Prožektorių pasiėmė tą, kur... Aha, nepasiėmiau čia. Dabar moterišką pažiūrėjau, va šitą užsidėjau. Čia mes negosim? Alus $1.
Pimpalas $10, $10 kas. You want to hear my story about elephants? Yes. Okay. So, my name Duong. I'm from in the Putang village. It's not far from here. It's around 13 kilometers. Yes. And so now when we go to see elephant, I want to spare you 20 minutes and for you today, for tomorrow, okay? So, and this is in the morning. It's not too long walking. So, you leave your stuff here together. It's okay. You can take just water, camera, and banana. Don't forget banana for the elephant. Yes, no banana, no friends. More banana and more friends. Yes. So you can leave your stuff here, and then you take just water, camera. So after we go down here, maybe like 15-minute walk, and then if you see elephant, maybe you spend around like 1 or 2 hours in the jungle. You can touch him, play with her a little bit in the forest. It's okay because she recognize the people. So she been in the project almost like 11 years. So she love people. Yes, it's not the same like you work before with the owner. They stay with the owner. It's not like you see today. Some people take them riding, sit on the back and work in logging tree. You know logging, pulling the tree, carry the wood. So elephant is not happy and also she's not long like live. Elephant they die is so very young, and that this project we rescue from village and bring the forest. Today you go to see how does she feel, how did they do in the forest, okay? Maybe we spend 1 hour in the same place, and then after you go another place again, we find another. This is elephant, they live not together. This is elephant you see today, we call Asian elephant. It's not Africa's elephant, yeah. And then and another you can stay with her maybe 1 hour, follow her walking, what they do, what they eat, then maybe 1 hour. So around 12 you have to come back here for lunch and rest in here maybe. Davė po bananų kekę. Ir eina maitinti dramblių. Ir čia trumpa istorija, reiškia, jie šitie drambliai gyvena laisviai, tipo laisviai džiunglėse. Jie niekur neina toli. Čia visi yra paimti iš ūkininkų. Čia bando su to kovot, kad ūkininkai neišnaudotų tų dramblių, reiškia. Tai jie čia dabar turi 3, turėjo prieš tai 4, dabar turi tik tai 3. Vienas numirė, 90 metų buvo drambliai. Pasimirė. Ir čia žmonių tokia krūva einam. Normaliai tokia. Ne visi čia liks nakvot. Mes tai liksim. Tai va tokios tokelės. Ateisim pas dramblienę kokią, tai sakė, viską ten parodys. Kaip ten ką daryti, sakė, draugiška, vizgina uodegą kaip šuniukas. Ir reiškia, ir ausim klapsi, tai tada laiminga, sakė. Po to grįšim papietaut čia į tą jų būstinę ir po to varysim maudyti su jais. Nu, ten irgi prie krioklio, ten kiti drambliai gyvena dar irgi 2. Tipo, ta viena čia, o kiti 2 ten kažkur prie upės. Tai eisim tada maudytis ten su jais. O dabar einam taip pašiant. Čia garsai. Tai. Karšta, drėgna, džiunglės. Jis sakė, vodų yra daug labai, tai pasipraškėm. Nu, tipo, negalim rankas reikia nusiplaut, nes
dramblių skrandžiai jautrus, taip pat pačiupinėjai bananą, sugėda ir būna blogai. Ir dar sakė, kad drambliai labai praglotai ir todėl reikia, negalima bananų dėti kišenę arba kuprinę, nes sakė, suplėšo tiek kelnes, tiek kuprinę, nusiima ar nusineša į džiunglės, nes jiem dzintų ten draugelis, bet bananai yra bananai. Pasivijau žmoną, aplenkiau tą starūchą, nes, blėt, jinai zaivavo mane. Griuvinėjant, kas antro žingsnio baisu, kad jin pasibaigs ten prieš mane. Už nugaros tai gal ten kitų problemų būna. Nu jo, čia labai drėgna yra. Išlindo iš džiunglių. Kaip jinai gali suėsti visus bananus? Jo, kokia širkšti, kaip šernas. Vailova šeria dramblėką. Frikolnis gyvulys toksai. Kaip Mariau jausmas? Keistas, ne? Toksai. Jo, tau sakau, va aš šoną glošiau, tai jinai tokia. Gūtė dramblių. Šitagi kaip jinai. Po 3 tik tai galima eiti. Važiuojame į susitikimą su sekančiu drambliu. O, stovi. Drambliatorius. Žinau, bet geriau apeiti, nes mes einam toliau, o šitą lenda prie bananų. C'est que 2 niveaux. Il va voir tout de nous. He's hungry, you know. You save your banana for another elephant. Yeah, we're going. Yes. I've got rid of all mine, you can't get me. Visi bėga nuo dramblio.
Net dramblys tai karočią toks saviakas tipo. Bananus iš visų atėmė, jau visi išdalino savo bananų. Šita tai yra teroristinė, jinai visus patikrino. Pas ką nėra, tai už nugaros tiesiog kiša ranką ir ima tos bananus. Tai šitą mažiukę, kol atėjo, tai jau neliko pas nieką bananų, nes tai iš visų išterorizavo. Telefono netiks. Nafik, nafik. Tokia masė nejaukų, nesvarbu, kad jinai vegetarė. Mes jau eisim su Marium. Vso, davai, brangioji, mes jau čia češinam. Čia neįsia, ne? Ai, к черту. Madam maudėsi įkvėpiai, kai mes atėjom iš karto išlypo, nes žinot, kad bananų atės. Viskas, gerai. Nu, tiltukas įspūdingas, matai, per medį užleiptą reikia. Madam jau suprato, kad neturi niekas daugiau bananų. Čia pas ją yra tipo principas. No food, no friends. Все. Bet prikolinas gyvulys. Čia ta, kurią pirmą buvom sutikę, ne? Irgi uodega su šepečiu. Pas tam ateinu ir tas medicininis.
Tešku. Bet nėra, ta prasme, nu vanduo ne šiltas, bet neparina, ne? Tokio. Jo. Trumpai laukia. Krenta lapai. Ruduo. Nakvynės vieta. Tai va tokį va vaizdelių va. Čia čilint galima. Čilint. Ten drambliai. Jungle. O čia yra mūsų miegojimo lovytės šiandien. Užsikėlėm egzotikos lygį jau aukštai. Nu arba čia žemai kartelė. Taip. Deda, čia yra baklažanas, tada kažkoks tai... I have the eggplant. Yeah. Pumpkin. Okay. Yes. Mushroom. Okay. When I put that here. Virsim sriubą bambukę. Nežinau, kelintą kartą aš jau čia kartojus, bet atrodo, kad neįrašiau. Sukrauna vai bambuką, baklažanas, grybai, dar kažką cukinėlį. Ir matyt, tą bambuką, aš taip spėju, neš į tenai į laužą dėti. Čia dega laužas. Ir matyt, dės čia į... laužą. A, dar vandens įpylė? Aha, praleido. Parėmė, ant kažkokio pagalio pastatė ir... Aš, karočią, žinok, kai aš tai laužą užžodžiau kažkaip priėjęs, man iš karto va ta lietuviška mūsų tema, žinai, su bulvėm. Tai vietiniai turbūt sako, pameni, kai... Taigi vanduo viduje. Burn, but I stay here, I turn all the time. Yeah. I have to turn. Yeah. You can breathe. Sister, Oh God. Nestiprus. happy. Okay, brother, come in here. Nestiprus visai. Tonight I have made happy with you. Oh, chicken. You want again, brother? Of course. You don't need to ask him twice. So is it from rice? Yeah. Rice wine. Rice wine, yeah? Yeah. So it's rice. Yes, we make from rice. Rice wine. Chulmui. What do you say? Chulmui? Yeah, chulmui. 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 Yes, more. How you guys call Cambodia? I had Kampuchea, yeah? Yeah. Cambodia. Campuchia. In your language. Kampuchea. Kampuchea. In Cambodia, in people Campuchia. Kampuchea. Kampuchea. Cambodian in Campuchia, in
Khmer. Okay. Silpnas. A little. Not big. Yeah, because she seems cold, so she needs a bigger. Yeah, chicken barbecue. Bambuko sriuba. O. Okay. Gera. Mūsų vakarienės stalas. Good people not have spoon, they're drinking. Yeah, the loose. Yeah. I have four spoon. Yeah. 5 people. One is not spoon. Let's go one round and we'll figure out. O kokių žaidimų būna? Aš irgi nieko nesupratau. Mondulkiryje susitikome su 3 Azijos dramblių patelėmis. Jos visos buvo išgelbėtos arba išpirktos dar tiksliau iš ūkininkų, kurios buvo naudojamos sunkiems darbams, tokiems kaip medžių tampymas ir panašiai. Pirmoji, kurią sutikom, buvo apie 40 metų, ramiai laikosi tokiai stebi viską iš šono. Jauniausiai, kuriuos sutikom vėliau, dabar apie 31 metus. Kai atkeliavo visai dar mažytė, viena iš senesnių dramblių, kuriai dabar jau apie 80, priglaudė kaip savo dukrą, išmokė ją visokių džiunglių gudrybių, kaip išgyventi ir panašiai. Dabar jos tapusios tikromis draugėmis kaip dukra ir mama. Visa ši istorija ne tik apie dramblius. Čia gyvena Bunong bendruomenė. Tai žmonės, kurie dalyjasi viskom, gyvena po kelias šeimas vienose namuose ir tik visai neseniai pradėjo naudoti pinigus. Projekto komanda padeda jiems suprasti finansus, atsispirti šiuolaikiniams pagundams ir moko planuoti šeimas, nes vaikų čia dažnai daugiau nei rankų, kurios gali jais pasirūpinti. Šis projektas gyvuoja tik todėl, kad turistai čia atvyksta, jų pagalba leidžia rūpintis drambliais, padėti bendruomenei ir skleisti žinią apie tai, kas iš tiesų yra svarbu. Tai vieta, kur viskas tikra, ir draugystė, ir rūpestis, ir noras gyventi kartu. Ir kai išeini netuščias.